Sveiki. Norėjau šiandien Jums papasakoti ir pristatyti naują visai programėlę. Tai yra runų programa. Kadangi aš pats savo gyvenime už 10 metų dirbu su runomis, tai man tas labai įdomu, labai naudinga, labai praktiška. Ir sugalvojau tokį labai gražų dalyką, kodėlgi nepadarius šitos galimybės prieiti prie runų, net ir nesusipažinusiems su runomis. Jo, tai vat, aišku, galvojau, kaip prie to prieiti, kad ta technika draugautų, kad jinai galėtų pristatyti visą tai produktyviai, ir kad neliktų vien tik proto lygmenį. Tai šitą programėlę aš iš tikrųjų kroviau energetiškai. Ir dar daug visokių kitų įdomybių teko patirti ir įdirbti į tai. Ir taip, štai mes turim labai gražų rezultatą. Tai va, dabar aš noriu jums parodyti, kaip jie galima naudotis ir kokių galimybių jinai turi. Aišku, jinai ateityje plėsis ir dar daugiau funkcijų išsiplės, tai čia sakau, čia dar tik tai pati pradžia, bet galima jau ir šiandien naudotis, atsisiųs, pasibandyti. Tai va. Gerai, tai kągi mes turime priešais, tai yra paprastas prisijungimo langas, galima atsisiųsti kaip programėlę, tiesiog standartiškai ne programėlė, bet yra ir kitas variantas, kaip naudotis, tai tiesiog naršyklės lange, kuris jums patogiau, kuris išeina. Na ir aišku, galim prisijungti, jei neturim paskyros, galim užsiregistruoti, paspaudžiam registruotis ir ten užsiregistruosim, arba galim tiesiog su Google prisijungti. Tiesa, kad programėlė yra dvikalbystė, tai galima persijungti angliškai ir lietuviškai, tai tie kažkas turėsi draugų, kurie kalba angliškai, galėsit pasiūlyti programą. Gerai, dabar mes prisijungiam su programėlė, tiksliau su Google paskyra. Ir štai mes turim pagrindinės funkcijas. Taip, tai dabar nuo ko aš siūlyčiau pradėti. Tai tiesiog gali pradėti nuo susipažinimo ir čia nebijokit, nieko nesugadinsit, tai gali tiesiog eit pabandyti ir į runų dėlionės. Tai čia yra daugiau runų dėlionių, tai galit pasibandyti, kaip jos atrodo, nes čia yra skirtingi dėlionių tipai. Yra paprastos dėlionės, tokios 1, 2, 3 runos, 5, 6, 7. Tai čia gal tiems, kurie truputėlį jau moka runas, jie sako, aš žinau, man tenais reikia šitam klausimui 7 runų ir įsideda 7. Aišku, programėlė padės interpretuoti, tai mes to pasižiūrėsim, tačiau yra galima klausti ir sudėtingesnių klausimų. Šiaip aš esu atskyręs į tokius, kaip sakau, paprastesniam vartotojui, kur nėra ten kažko labai sudėtingo, tai mes padarėm programėlę, kad yra ir nemokama versija, reiškia, nemokama versija visos tos paprastos dėlionės prieinamos, bet kad ir nieko nekainuoja. Tačiau jeigu tu norėsi pasižiūrėti, pavyzdžiui, 7 čakrų dėlionę, arba praeitis, dabartis, ateitis, tada šitos funkcijos jau bus jos mokamos, bet tam su programėlė viską galima pasiderinti, susitvarkyti. Taigi, tai pademonstruosiu tada keletą, paskui jūs patys pasirinkti, kurios naudingesnės. Tai galim paprastesnę kokią pabandyti, kaip tiesiog tai atrodo apskritai. Tik tiesa, kai pirmas įk atsidarysi programėlę, jūs gausite visą tokią gražią įžangą. Tai kai, pavyzdžiui, jeigu eisim apie runas, ir jeigu praleistumėte įžangą, visą laiką galite eiti į pradėkime ir jūs pamatysite visą tą įžangą. Jūs papasakos, kas tai yra. Taip, apie runas truputėlį įžangą tokią turėsite. Aišku, čia labai maža ta įžanga, bet vis tiek kažkiek padeda. Ir aišku, pagrindė tai yra ryšys su savo aukštesniuoju aš. Be šito komponento jums tiesiog energetiškai kažkokius atsakymus programa, aišku, greičiausiai duos, bet jie nebus tikslus energetiškai. Tai aš sakau, kaip ir aš dirbu su savo klientais ir kaip su savimi dirbu ir apskritai toks principas, kad mes turim susiderinti energetiškai. Ir tada, jeigu susiderėm energetiškai, tada jau, kaip sakant, viskas gali veikti. Tai sakau, čia nieko gal super sėtingo, bet tiesiog keletą kartų reikės pasitreniruoti, kol susijungsit ryšyje. Tai sakau, jeigu praleisite tas instrukcijas, nieko baisaus, grįšite į tą skyrelį ir pasižiūrėsite. Gerai, tai pabandykim tada pradžią kokią dėlionę. Pavyzdžiui, 2 runos.
Tiesa, čia dar yra patarimų skiltis, tai jeigu paspausit, visą laiką gausit daugiau šiek tiek patarimų, tai viskas ok, niekur nepabėgs. Taip, čia yra, jeigu paspausit čia, tai padaryta galimybė rankiniu būdu, ta prasme, ištraukti runą pačiam pasirinkti iš viso rinkinio, tai galite ir tą padaryti, arba galite automatiniu. Tai pavyzdžiui, jeigu mes rankiniu rinktumėmės, mes gaunam visą tokį, kaip sakant, daug tų runų, ne? Ir jos pateiktos čia atsitiktiniu būdu išsibarstė, bet jos jau turi paskirtą savo reikšmės. Reiškia, lygiai tas pats, kas tu ant stalo dėtum runas, ne? Ir jeigu tau patinka šita dalis, ne, tu paspaudi ir jau užsirenki. Bet jeigu, pavyzdžiui, tiesiog intuityviai jauti, kad, okei, čia kompiuteris parinko, čia jis padėjo, bet aš noriu ją apversti, tai tu spausk apačią. Jo, reikėtų paspausti jos apačią, kur raudonas spalva, ir tada jisai padėlioja, apverčia tą, kuri buvo parinkta, jis tiesiog tą kartą jį apverčia. Ne? Ir tada ten jau buvo tiesiai atverčia, aukštinkojam ir panašiai. Tai va. Ir šičia taip pat turit, kaip sakant, štai siūlos keletą galimybių. Tai, kas supranta runas iš karto, ne? Hagalas urus apsivertus, ne? Iš karto gali interpretuoti. Pavyzdžiui, aš neuždaviau jokio klausimo, bet jeigu būčiau uždavęs, sakyčiau, Hagalas reiškia kažkas, tokio sudėtingo laukia ir reikalaus daug resursų, ne? Tai vat jau iš karto atsakymas. Bet jeigu runų reikšmių nežinot, o programa tam ir sukurta, kad ir tiem vartotojam, kurie žino, ir tiem, kurie dar tik tai pradeda, tai galite arba išskleisti aprašymus, ir čia yra visiškai nemokama. Jūs galite mokinti savarankiškai, galite skleisti dar daugiau, ne? Ta prasme, galite, dar čia spausti giliai nerti, ir jeigu panersi dar giliau, ir, žodžiu, gilintis kiek nori, ne? Tai vat, įdomu studijuoti runas ir per tai pažinti. Ir aišku, reikia prisiminti, koks tavo klausimas. Tai va čia, sakau, gal nemažai komponentų, bet, sakau, truputėlį pasteniraus atrasit. Gerai, ir ką mes dar tada toliau matom, yra tada dar viena galimybė padėk interpretuoti. Ja? Tai vat, šitą galimybę pradžią aš visiems padariau, kad būtų nemokamas toksai bandomasis režimas, tai jūs galėsite pasibandyti, ar jums patinka, ar jums tinka. Tai beros 14 dienų, tenais tas nemokamas laikotarpis, gali čia klausinėti, kiek tik tai norite į valias. Ja, tai čia yra išmanus runų gidas, kurį aš labai kruopščiai sudėliojau. Labai daug darbo buvo, nes, sakau, čia yra toks sudėtingas konceptas, bet taip, jisai mato, aišku, jis nežino, mintinai negali atspėti programėlę jūsų klausimą, kurį jūs uždavėt, tai dėl to tu tą klausimą gali, pavyzdžiui, patikslinti. Ne? Tai, pavyzdžiui, net ir čia va parašyta, ne? Paminėkite savo klausimą geresniam paaiškinimui, tai priminimas. Ir, pavyzdžiui, aš galiu paklausti, paaiškink runas, kurias ką tik ištraukiau, ir gali sakyti, pavyzdžiui, mano klausimas buvo apie naujo automobilio. Gali rašyti lietuviškai, pirkimas. Jis suprantas, metu gali rašyti su klaidom ir panašiai. Čia viskas ok, jis tikrai supras. Ir spausk siūs žinutę ir jisai dabar interpretuos. Ja, tai truputėlį tenka luktel, kol jisai peržiūri runų reikšmės, atsižvelgia į tavo klausimą. Bet aišku, sakau, svarbiausia energetiškai, ir tu prieš duodamas klausimą tinkamai susifokusavai, ne? Nes tada tos runos yra atėjo tinkamos ir tada tu gali pasiskaityti. Ne? Tai pavyzdžiui, čia sako, kad ištrauktos šios runos siunčia svarbę žinią apie automobilio pirkimą. Ne? Tai va, tai primena, simbolizuoja iššūkius, netikėtus trikdžius ir stresą. Gali reikšti, kad čia, gali skaityti ir, pavyzdžiui, net jeigu tu kažkurios dalies nesupratai, tu gali truputėlį su jo pasiginčyti, ne? ir viskas su to, sakykime, bet aš nesupratau, ką reiškia Hagalas runa. Gali sakyti, prašau, padėk man aiškinti ir panašiai, bet net ir nebūtinai, ne? Jisai supras ir be šito. Pradėk man suprasti. Ir tu taip gali aiškintis ir gilintis, ir jisai netgi pats kartais pasiūlo ištraukti runas. Tai va, tai palieku čia jums pasibandyti, nes yra labai įdomu, sakau, ta interakcija ir gali, sakykime, klausimo dalį kažkiek pasigilinti, labai daug plačiai ir daug visokių opcijų. Jo, tiesa, visos jūsų dėlionės automatiškai išsisaugo, tai va, jeigu tu norėsi, aišku, gali ją išsaugoti, kaip sakant, ir parašyti jos vardą, specifiškai, ne, tada jisai papuls į istoriją, bet
pavyzdžiui, mano dėlionė, ir jisai išsaugos, arba gali peržiūrėti visas diskusijas, tai čia atsidaryti ankstesnės, jo. Tai jeigu tu paspausi čia, tai tu rasi ankstesnės, pavyzdžiui, šitą, kurią mes ką tik darėm, jau čia išsaugota. Tai va, gali greitai atsifiltruoti ir susirasti, tai va čia daug visokių tų funkcijų. Jo, jeigu čia tik dėlionės atskirai, o ši čia yra su pokalbiais, tai va. Visa istorija tavo įsisaugo. Aišku, sakau, ten po kažkiek ten dienų paskui ta istorija tenais, bet jau čia įsitrina, bet jau čia paskui rasite planuose. Jo, tie vartotojai, kai pasirinka mokamą planu, tai visą laiką išlieka. Gerai, žiūrėkime toliau. Tiesa, dėlionė, kurią mes, jeigu čia pamaigiau kažką nerišiau, visą laiką gali grįžti į programėlės langą. Tai pavyzdžiui, paspausi vėl šitą pokalbio langą, tu tiesiog matysi, ką kalbėjai, gali atsiskrolinti aukštyn ir taip pat kompiuterį veikia, taip pat telefone, tai kaip jums patogiau, dabar iš per kompiuterį rodo, bet lygiai taip pat ir telefone. Taip, tiesa, yra galimybė dalintis, tai jeigu pavyzdžiui, čia rasi kažkokių klaidelių, ar kažką, tai ar šiaip draugui norėsi įsiųsti, tai tu gali spausti dalintis, įrašysi pavadinimą, pavyzdžiui, nežinau, ten kažkoks mano klausimas, ir tu galėsi spausti arba dalintis kaip nuorodą, tai reiškia draugų siūsi nuorodą, arba kaip PDF dokumentą gali atsisiųsti. Tai pavyzdžiui, spaudži kaip nuorodą ir tu gauni iš karto galimybę nusikopijuoti ir kolegai nusiųsti. Vat, labai smagu. Gerai, tai dabar parodysiu dar keletą funkcijų, o šitas palieku jums toliau panagrinėti. Tiesa, kol neuždariau, čia yra gilesnio mąstymo mygtukas. Tai vat, jeigu jums neužtenka to gylio, kurį pateikia, norisi tokį truputėlį giliau paplėtoti ir klausimas iš daug dalių, gali jungti tą lemputę ir tiesa truputėlį greičiau tuos sunaudoja klausimų, tą rezervą, bet, jeigu jaučiate, kad labai reikia, tai tikrai kartais labai praverčia, bet, tiesiog patys pabandykite. Sakau, tikrai nėra taip, kad kažkaip super būtina, bet jeigu pajausite, kad jums norisi to gylio ir gal kas sklandesnė diskusija kažkokia, nežinau, tai tada gali pabandyti jungti. Tai paskui nepamirškite išjungti, kad nesuvartotų jūsų visų tų klausimų taškų. Gerai, tai mes tą klausimų langą tada uždarom. Taip, ir taip, ką aš jums dar to parodyti noriu. Taip, jeigu eisi į meniu, ir tą parodysiu, kur čia tas mūsų meniu punktas. Gerai, tai jeigu eisim toliau truputėlį ant savo profilio, tai va čia, aišku, galim greitai pasiekti ir naują dėlionę iš meniu punkto, apie runas skilti, dėlionių istoriją pasižiūrėti, prenumeratos planą, jeigu norėsite pažiūrėti ir, pavyzdžiui, siųsti atsiliepimą. Tai rasite jau, pavyzdžiui, klaidelę, galite arba man tiesiogiai parašyti laišką, arba galite per šičia. Tiesiog greit parodo, kaip tai atrodo, tai pasirenkat kažką ir, žodžiu, ten po komentarų galite kažką prisekti ir siųsti atsiliepimą. Tai va, jeigu einam į savo profilį ir kur nustatymus rasti, tai spauskite ant savo veiduko. Ir čia mes turime keletą skilčių, tai, vardas tai akivaizdu, bet, pavyzdžiui, čia įdomi skiltis apie mane. Reiškia, čia gali parašyti kažkokį komentarą, nes kartais matot, tas runų vedlys nežino, ar kokia tavo lytis, ar tu vyras ar moteris. Bet jeigu čia parašysi, ir rekomenduoju lietuviškai rašyti, jeigu parašysi šiek tiek apie save, jis daugiau žinos kontekstą. Ir tu gali šit ką tik čia nori realiai, bet aišku, labai gal nepersistenkit, nes jisai kiekvienas iki viską, ką čia parašysi, tai va runų vedlys tą prisimins, ir net jeigu klausimą klientui trauki, jisai irgi gali šitą žinutę pasiimti, tai tiesiog turėkit omenyje, kad šitas visą laiką bus matomas. Runų vedliui matomas, ne kitiems žmonėms, aišku. Galit pasikeisti, aišku, kalbą ir per čia. Čia yra priminimas, kad galite gauti, jeigu aš, pavyzdžiui, dėksiu naujas funkcijas, tai gausite žinutę, kad nauja kažkokia funkcija dėkta. Jeigu naudosite programėlį ir panašiai, telefone, bet ir kompiuterį irgi jisai garsą išskleidžia, tokį pliumt, kai siunti žinutę. Tai kartais pravartu žinoti ir vibracija, bet vibracijos funkcija veiks tik tais programėlėje. Nes toks kompiuteris negali vibruoti, tai tik programėlės. Tai va. Gali pasikeisti, aišku, slaptažodį ir taip toliau, taip toliau. Tai va tokie paprasti dalykai.
Gerai, paspauskite paskui atnaujinti profilį, nepamirškite. Gerai, ir tada dar parodysiu keletą tokių sudėtingesnių gal dėlionių, vieną bent kokią sudėtingesnę dėlionę, kad žinotumėte, ne? Jeigu mes eisim, pavyzdžiui, į, sakykime, 7 čakrų dėlionę, ne? Tai pat irgi labai įdomu pažiūrėti, kaip čakros mūsų veikia. Bet aišku, atsipalaiduokit prieš tai, padarykite visą tą susikaupimo tokią procedūrą, tik aišku, ne į protą susikaupkite, bet į susijungimą su savo aukštesniuoju aš, kaip jums išeina taip, bet, bent jau pasibandyti tikrai verta. Ir paskui, kai būsite atsipalaidavę, galite paspausti traukti runas. Jo, aišku, galite rankiniu būdu, bet aš tiesiog patys pajauskite, kaip jūs norite. Nes jei paspausiu traukti runas, tai irgi viskas ok, jos parenkamos irgi yra energetiškai taisyklingai. Tai va, čia yra pavardinamos visos čakros nuo karūnos čakros, ne, iki pat apatinės, taip. Ir aišku, gali pasiskaityti aprašymus, tai irgi nemažai medžiagos iš čia, bet jeigu pačiam sunku suprasti, kaip jos susiję, ar, pavyzdžiui, turi kažkokią kitą, subtilesnį klausimą, tai gali visą laiką paspausti padėk man interpretuoti. Ir kartais tiesiog aš jau čia paruošiau tekstuką, tai beliks tik paspausti plium šitą mygtuką ir jisai iš karto padės interpretuoti. Ne? Tiesa, jeigu, pavyzdžiui, sakykime, visą dieną trunki ir tu čia šnekėsi ir te klausi vieną klausimą, paskui po pietų kitą, 5, 6, aišku, runų vedlys matys visas tavo dėliones. Ir kai tu paklausi kažką, jisai žiūri tik į paskutinę, tai viskas ok. Bet jeigu tu norėsi, sakykime, palyginti kažką, ne, tu gali paklausti, sakyti, pavyzdžiui, o kokią aš šiandien pirmą dėlionę ištraukiu. Aišku, čia klausimas gana akivaizdus, ne paskrolinį viršų ir matai, bet aš turiu omeny, kad jisai žinos ir atkreips dėmesį į tuos skirtumus. Tai vat irgi kartais labai pravartu palyginti ir, tokį kontekstą pasižiūrėti. Ne? Tai sakau, palieku jums paeksperimentuoti ir, pavyzdžiui, gali paklausti, kaip ta dėlionė susijusi su čakrom, ne? Ir sakau, čia yra tiesiog kaip pokalbis, kaip su žmogum tu kalbėsi, ne? Tai va tas kontekstas visas žinomas. Gerai, ir dar parodysiu vieną iš tokių paprastų dėlionių, kurių man irgi labai patinka. Tai pavyzdžiui, vienas iš tradiškiausių klausimų, pavyzdžiui, kas būtų, jeigu aš rinkčiausi tokį dalyką. Ne? Tai šitai klausimo formuluotei dažniausiai tinka runų eilutė, tai pavyzdžiui, 3 runos. Ir vėlgi tą klausimą išjautęs, tu gali klausti ir pabandykim. Ne? Vat, pavyzdžiui, kas bus, jeigu aš eisiu, sakykime, kažkokiu keliu. Bet aišku, tą klausimą išsigrynini savo ir panašiai jau prieš traukdamas. Tai mes, aišku, matom runas, galime skleisti aprašymus ir, kaip žinantis runas, aš galėčiau pasakyti, ne? Tai pavyzdžiui, bus ten pirma pozicija lagus, ne? Tai vat vanduo, tekėjimas, kūrybė, meilė, intuicija, ne? Ok, jau gera kelio pradžia, ne? Bet netgi be tos interpretacijos tu jau gali pradėti mokintis, pradėti jausti, aišku, geriausia. Toliau, 2, 3 žingsniai bus tokie, čia kažkokia transformacija patirsi greičiausiai, ir paskui bus kažkas naujo, kad ten. Tai va sakau, aš kai žinau, tai aš iš karto suprantu, bet jeigu tu nesupranti, tai gali paspausti čia ir tiesiog aš galiu patikslinti, ne? Mano klausimas buvo, kas būtų, jeigu aš rinkčiausi eiti keliu X. Ir ten gali įrašyti savo klausimą, kas tas kelias X, bet jis daug maž žinos. Jo, tai sakau, šičia dabar šitą programėlę šitą vietą, jisai čia kažką matyt, reiktų biškiem gal praleido matyt, gal koks bugutis, tai spręsim, bet iš esmės jisai turėtų pamatyti tą kontekstą, kurį tu pasakai. Na štai, tai va truputėlį tiesiog pasakiau, kad paaiškink šitą dėlionę ir jisai, ok, sugrįžo, sakau, tai va čia dar tokių smulkių, tokių niuansėlių gali būti, bet va jisai tada pamatė, sako, ok, kas būtų, jeigu eitum šito keliu, ir taip ir pasakė, ten, kas būtų šitam žingsnė, būtų lagus, taip toliau, paskui būtų tas ir tas žingsnis, taip toliau. Tai va, sakau, galima taip padiskutuoti ir pasižiūrėti gilesnių įžvalgų. Taip, tai vat,
ką aš dar galėčiau jums pademonstruoti šitų dalykų. Na, aš manau, kad iš esmės čia tiesiog geriausia, kaip sakau, įgūdis lavinasi pats, kada tu pats eini ir žiūri giliau. Šiaip tiesiog sakau, rekomenduoju patiems pasibandyti ir pažiūrėti, kaip tai vyksta. O šiaip iš tikrųjų visi tie įgūdžiai ir mūsų intuicija lavinasi vis einant gilyn ir gilyn. Tiesa, gal tik pabaigai parodysiu, kur rasti visą žinyną apie runas. Tai jeigu esi čia apie runas ir paspausi runų žinynas, tai akivaizdu, ne, galėsi gauti apie, sakykime, apie lagus, ne, tai yra intuicija, kūryba ir sakau, čia yra tiek angliškai, tiek lietuviškai, tai vad kokią programėlės, kokį nustatymą pasirinksi kalbą, tokį prašymą ir gausi. Galima ir tiesiog runų mokinti, sakykime, per šitą. Pagal šitus aprašymus. Aišku, sakau, visą laiką geriausia truputėlį, sakau, pamedituoti ir panašiai, kad tas runų medžiagą daugiau sugerti save, bet galima ir bent jau nuo čia pradėti, sakykime. Tiesa, tik tai pasakysiu tai, kad runos yra labai stipri energija. Tai vat, jeigu galvosite su šito keliu eiti toliau, ne tik, sakykime, savo, bet net ir savo klausimus žiūrint, ne, jeigu norisi tokio dar gilesnio gylio, ne, tai rekomenduoju su kažkokio mokytojo pagalba mokintis. Nes visgi runos yra energetinė sistema ir, sakau, čia be energijų taip be abejo gali gauti atsakymus, bet vis tiek patys tiksliausiai ateina tik tai, kada mes su energijom susijungiam, dirbam energetiškai. Tai pats saugiausias ir giliausias darbas yra tada, kada tu jau, sakau, ar su vienu ar kitu mokytoju, bet jau pradedi jungtis energetiškai su runų sistema. Taip pat mano rekomendacija, aišku, pasibandyti gali ir taip, bet jau jeigu būsi pasiruošęs ir jeigu tave domins iš tas kelias giliau, tai tada jo susirasti tinkamą mokytoją ir pasimokinti runas jau per save, kaip sakant, jau taip nuoširdžiai nuodugniai. Tai va. Na ir šiandien tada aš manau iš funkcijų tiek, paskui, kaip minėjau, jas aš papildysiu, o šiaip aš jau galite pažymėti naujienlaiškį, tai gausite ir žinutes, kada išeis naujos funkcijos, naujos galimybės. Tai va, o šiaip programėlę visą laiką galite atsisiųsti iš tinklapio mano, aš parašysiu adresą aprašyme apačioje po video ir galėsite iš jo atsisiųsti. Na, o jau kažkas norėsite pasidomėti ir runų kursų, tai irgi kai visą laiką rasite Ekstrasensorikos akademijos aprašymus. Tai va, jei turėsit kažkokių klausimėlių, klauskit, o šiaip domėkitės, prašau, kviečiu ir dalinti su kuo, kas tik norėsite, galite siūsti draugams ar savo naudoti, ar kitiem bendražygiam. Ir, sakau, visą laiką smagu tobulėti, išgirsti ir jūsų klausimus, ar kažkokį pagalbos prašymą ir panašiai. Tai visą laiką už. Tai va, linkiu sėkmės ir gražių akimirkų.